lapą, kurioje yra štai tokia lentelė. Pasikelkite visi ir visi turite. Štai, čia yra surašyta komandos pavadinimas, komandos kapitonas, ekspromptų dainos atlikėjas, pasirinktos dainos atlikėjas ir vertintojas. Kiekviena komanda ir kiekvienas stalelis turi savo numerį. Manau, visi apsižiūrėjo, turėjot laiko, kada prisižiūrėti. Taigi, kiekvieno stalelio numeris yra ir kiekvienas stalelis dabar turi išsirinkti komandos kapitoną, kaip ir sakiau, visi žino. Dabar, koks vaidmuo yra, kas, aš tuoj pasakysiu. Pirmasis, komandos kapitonas. Žinoma, organizuotas, mokantis sakyti tostus, visų gerbiamas būtinai. Turės atstovauti komandai balsavimuose ir pasakyti tostą. Antrasis, ekspromptų dainos atlikėjas. Pageidautina drąsus, išvaizdus ir labai norintis dainuoti. Turės pabandyti sudainuoti dainą, kurią sužinos, būdamas prie mikrofono scenoje. Trečiasis vaidmuo, pasirinktos dainos atlikėjas. Pageidautina, nors kartą bandęs dainuoti ir galintis savo balsu nurungti kitus priešininkus. Turės sudainuoti pasirinktą dainą iš sąrašo, kurį matote ant savo stalelio. Raudonas lapas, 108 dainos. Tikrai dainos žinomos ir visai nesunkios. Mes, kol jumi pasitikinėjom, bandėm dainuoti ir tai tikrai nėra sunku, žinokit. Išbandėm viską, ką gali būti sunkiausios dainos. Taigi tikrai, kiekvienas jūs sugebėsit padainuoti bele kokią dainą. Na ir ketvirtas vaidmuo, vertintojas. Turintis humoro jausmą, akylos akies šeimininkas, sugebantis išvelgti tai, ko nemato kiti. Turės vaizdžiai apipasakoti priešininkų komandos ekspromptų dainos atlikėjų. Na štai matau, pradiniai staleliai jau esate įsirinkę savo komandas ir mes keliaujame prie stalelio numeris 1. Nekiš nagų. Tai komandos pavadinimas, nekiš nagų. Iš tikrųjų, tas pavadinimas gimė vakar ir jo dar daina priklauso, bet mes gal vėliau truputėlį tą dainą padainuosim. Komandos kapitonas esu aš, Darius Joneikis, jeigu dar Darius yra, ar ne? Yra. Čia viską vadin? Taip, taip, taip. Ekspromptų dainuosiu irgi aš, bandysim kažkaip tai tą dalyką padaryti. Pasirinktą dainą dainuos mūsų Vaiva. Jeigu Vaiva yra, tai Girnienė. Labai malonu. Jeigu Vaiva dar yra. Ir vertintoje bus mūsų Zita Neigienė. Labai ačiū. Komandos kapitonė Deimantė ir mūsų komanda Dainuok ir sportuok. Mūsų pavadinimas atitinka mūsų kolektyvo sudėtį, tai yra Linksmakalnio sporto klubo nariai. Va čia pirmininkas sėdi ir kiti aktyvūs sportuotojai. Komandos kapitonas Deimantė Ražukienė, tai esu aš. Komandos ekspromptų dainos atlikėjas mūsų pirmininkas Darius Garčinskas. Pasirinktos dainos atlikėjas Mantvydas Ambrazevičius ir vertintoja jūsų visų kitų yra Jurgita Garčinskienė. Labai malonu. Ačiū. 3. Ir štai kapitonė pasiruošė pristatyti savo komandą. Mūsų komanda yra numeris 3. Pavadinimas Karpino Ledi. Norėjom pasivadinti kažko, labai norim į Euroviziją. Buranovskie babuški, mūsų dar biški amžius, gal į babuškas biški dar lik jaunokos. O lėlia pupytės, nu kaip jau ir nelabai. O Ledi, nu šiaip jau amžius toks neapibrėžtas. O Karpino, kadangi aplinkui karpių tikrai užtenka. Komandos kapitonė Jurgita Jankauskienė aš.
Ekspromtų dainos atlikėja Vilma Artamanovskienė. Malonu. Pasirinktos dainos atlikėja Laima Jonaitienė. Labai malonu. O vertintoja Eglė Pacinskaitė. Labai malonu. Stalelio numeris 4. Ir štai kapitonas. Taip, kapitonas rimtas. Tai va, mūsų komanda yra Cepelinų garintojai. Pavadinimas buvo sudarytas atsižvelgiant į 2 atsitiktinai sugalvotus žodžius. Tai va, pasirinktos dainos atlikėjos pas mus yra Viktorija ir Indrė. Po to dainuos atsitiktinę dainą, tai aš, Dainius ir Justas. O mūsų vertintoja Boguslava. Tai mes esame Linksmakalnio bendruomenės atstovai, dabar tokia mišri komanda. Kadangi mes va čia visi kamputį, tai ir pasivaičinom galioką. Arčiau mikrofoną, nes negirdi priekis. Aš komandos kapitonas aš Regina, kadangi Regina dar yra, aš Regina Šakova. Labai malonu. Ekspromtų dainą atliks Vaclovas. Pasirinkta dainą atliks Irma. Labai. Pirmasis vertinimų komisijos narys, o man tai bus reikalingas mėlynasis, kuris pristatys patį geriausią vakaro vertintoją, yra prie stalelio numeris. Jūsų pasitikėjimu yra įteikiama mėlynoji dėžutė ir šio vakaro metu jūs turėsite surinkti mėlynasias korteles ir pristatyti patį geriausią vakaro vertintoją. Niekur nepabėgam ir liekam čia. Antrasis vertinimų komisijos narys man reikalingas raudonas. Kadangi šiandien dienai kažkaip labai visi mėlyną spalvą sulindę arba pilką ir juodą spalvą, tai vienintelis, kuris laisvas likęs nepasiėmęs jokio vaidmens, matau prie stalelio numeris 4. Jūsų pasitikėjimu yra įteikiama raudonoji balsavimų dėžutė ir jūs ją turėsit surinkti raudonasias korteles ir vakaro pabaigoje paskelbti patį geriausią ekspromto sesijos dalyvį. Nepabėgam. Dabar aš ieškau baltojo komisijos nario. Ir baltasis komisijos narys, kaip ir sakau, balta ir juoda spalva, viena nuo kitos niekur nesiskiria. Ir aš kviečiu pirmojo stalelio jūsų pasitikėjimu įteikiama baltoji dėžutė ir jūs vakaro pabaigoje turėsite paskelbti patį geriausią komandos kapitoną. Na ir man reikalinga rudens atspalvių, kaip aš ir sakau, rudens spalvų, rudens gražių gerybių dalyvė. Ir taip, nuo paskutinio stalelio labai teisingai pažiūrėjot. Teikiama ruduoji balsavimų dėžutė ir jūs vakaro pabaigoje turėsite paskelbti patį išradingiausią, patį gražiausią komandos pavadinimą. O dabar noriu, kad prisistatytumėt. Taigi, rudosios dėžutės savininkė. Greta. Labai malonu, atstovaujate. Penkta. Štai bent jau žinot, kokia komanda. Taip, baltosios dėžutės savininkė. Esu Zita, atstovauju judėjimą Stabdyk nusikalstamumą. Labai malonu. Esu Aurimas, atstovauju Cepelinų garintojams. Trečio stalelio. Kapinų ledį. Puiku. Mes jūs nusišypsot. Mums širdį šviesiau. Jūs juokėtės. Ir mums smagu krūtiniai. Mes su jumis gyvenimu pusiau. Ir meilę, ir džiaugsmu dalyjamės. Jums mūsų darbas, polėkiai daina, gražūs troškimai santakoje gyventi. Tai kiekviena gyvenimo diena jums būna nuostabi mažytė šventė. Pasiruoškit, pradedam ekspromto sesiją. Dėmesio kapitonai, klausotės dainos žodžių. Jūs
turėsite pasakyti tostą susietą su daina. Jog vertinti galima viską - laikyseną, aprangą, batus, judesį, dinamiškumą, balso stiprumą, dainavimo įgūdžius. Vertintojai už jūs taip pat balsuos. Taigi vakaro pabaigoje, jeigu gražiai pasirodysite, žiūrėkite ir tapsite vakaro vertintojų. Taigi pasistengkite. Kviečiu pirmos komandos Nekišk nagų Darių atlikti eksproto dainą. Prašome. Puikiai padainavote, nereikia čia gėdintis nieko. O dabar kviečiu komandos kapitoną pasakyti tostą susietą su Kapitonas ir mes norime išgirsti tostą būtent šią progą. Tostas bus labai ilgas. Ruoškitės. Iš tikrųjų noriu išgerti už baltą gulbę, kuri atplaukė į Karpyną. Už šitą puikią kompaniją, kur čia susirinko. Už šitų namų šeimininkus. Ir už šitas dvi gražias merginas, kurios gulbės, kurios mus šį vakarą čia sukvietė. Ačiū jums visiems ir už jūs geriau. gamintojai dainių atlikti eksproto dainą. Kviečiame, prašome. Su šia daina, nu gerai, dabar norim, kad visi tokie rudens vakarai būtų linksmi, faini ir energingi ir kad per tokius rudens vakarus neliūdėtume niekad. Man net rankos dreba, nu tai už tai ir išgelkim. Kviečiu 5 komandos Galiorką Vaclovą atlikti eksproto dainą. Prašome prie šio mikrofono. Ne tie, kurie praėjo, bet tai, ką mes prisimenam. Prisiminkim skintas lelijas, prisiminkim prisiminkim valtelę, prisiminkim draugus, jaunystę, praėjusias žvaigždėtas naktis ir už tai išgerkim ir būkim visada jauni. Kviečiame antros komandos Dainuok ir sportuok Darių atlikti eksproto dainą. Go!
tostą pasakyti tokį labai paprastą. Visi mes esame šito savo mielo kaimelio, linksmo mielo kaimelio kregždutės. Noriu palinkėti kiekvienam, kad kai išskrendam, būtinai nepamirštume savo šito krašto, kad kiekvienas turėtume savo lopinėlį dangaus čia linksmakalnį ir kaip kregždutės kiekvienais metais vis stengtumėmės sugrįžti čia. Nagi ir kviečiu trečias